Hello, sveiki mano kanalo žiūrovai. Ir šiandieną mes kalbame apie žodį see ir apie tai, kada mes jį naudojame kantinės laikuose. Pažiūrėkime į 4 sakinius. Mes turime I see a cat, I am seeing a cat, I see a doctor ir I am seeing a doctor. Atrodo tokie labai panašūs sakiniai, bet ar žinote, kad vienas iš jų yra netaisyklingas? Ir klausimas, kurisgi, tai kol jūs galvojat ir kol aš jums viską papasakosiu, aš noriu labai trumpai priminti apie Hive nuotolinius anglų kalbos kursus, kurie prasideda jau šį pirmadienį, taigi jeigu abejojate, jeigu norite pabandyti, kaip jie vyksta, turėsime 2 grupės, turėsime A1 lygio ir B2 lygio grupės, galite užsukti, parašyti man ir pasibandyti, kaip jums sektųsi tokie nuotoliniai kursai. O jeigu kartais žiūrite šį video vėliau, tai žinokite, kad prie Hive kursų galima prisijungti nuo bet kurio mėnesio pradžios. Taigi, jeigu žiūrite ne rugsėjo pradžioje, spalį, lapkritį, tai rašykite man ir pasižiūrėsime, kadagi galėtumėte prisijungti prie kursų. O dabar keliaujame kalbėti apie žodį see ir kantinės laikus. Taigi, grįžtant prie tų anų sakinių, tai I am seeing a cat buvo netaisyklingas sakinys. Bet kągi daryti, ar ne, jeigu mes žinome, kad kantinės laikas naudojamas tada, kai veiksmas vyksta dabar. Ir aš dabar sėdžiu ir žiūriu į katę, ar ne, ir tarsi pagal taisyklės turėčiau sakyti, kad I am seeing a cat, nes aš dabar matau katę. Tačiau yra tokie veiksmažodžiai, kurie anglų kalboje yra nenaudojami. Apie tai, beje, aš esu padariusi video kiek seniau ir nuorodą jo įkelsiu į šito video aprašymą, jeigu jūs norėsite sužinoti daugiau, kokie tai yra veiksmažodžiai, kada jie yra naudojami ir taip toliau. O mes kalbėsime šiandien būtent apie žodį see. Žodis see reiškia matyti. Bet žodis see turi ir daug kitų reikšmių. Tai pagrindinis dalykas, kai mes turime omeny reikšmę matyti, tai žodis see yra nenaudojamas kantinės laikuose, visose kantinės laikuose. Kantinės laikų yra labai daug, matote, čia aš juos visus rašiau, ir present kantinės, ir past, ir present perfect, ir past perfect kantinės, ir future kantinės, ir future perfect kantinės, taigi jų yra daug. Ir visiems šitiem kantinės laikam iš esmės yra taikoma ta pati taisyklė apie veiksmažodžius nenaudojamus kantinės laikuose. Taigi, kaip su žodžiu see? Kai žodis see reiškia matyti, tai mes visada naudojame tiesiog to paties laiko nekantinės atitikmenį. Tai jeigu mums pagal situaciją, tarkim, reikėtų present kantinės, mes naudosime present simple. Jeigu mums reikėtų past kantinės, mes naudosim past simple. Taigi, keli pavyzdžiai. I saw many people in the streets. Aš mačiau daug žmonių gatvėse, ar ne? Tiesiog saw, never seeing, tiesiog saw. Future laikas. She will see the singer on the stage. Jinai pamatys dainininką ant scenos, ne, tam tikrų kažkokiu konkrečiu metu. Vėlgi, ne will be seeing, bet tiesiog will see. Taigi, jeigu mes turime prasmę matyti, ar ne, tai mes naudojame veiksmažodį see paprastu laiku. Bet, kaip ir su kitais kai kuriais veiksmažodžiais, pavyzdžiui, su veiksmažodžiu have, tai žodis see gali būti naudojamas kantinės laikuose, jeigu jis reiškia nematymą, o turi kažkokią kitą reikšmę. Ir yra naudojamas įvairiuose, tarkim, posakose, frazėse ir taip toliau. Tai mes dabar visus tuos variantus ir apžvelgsime. Taigi, kartais žodis see reiškia ne tik matyti, bet ir susitikti susitarus. Tai yra tarsi, jeigu mes einame pas gydytoją, pas teisininką, pas odontologą, pas kažkokį tai asmenį, su kuriuo mes iš anksto esame susitarę susitikti, ir aš po pietų pasimatysiu su kažkuo, ar ne? Tai yra susitarimas ir mes su kažkokiu tai žmogus susitinkame susitarę. Pavyzdžiui, I'm seeing my lawyer tomorrow, ar ne? Rytoj susitinku su savo teisininku, ne, su savo advokatu. Arba, she was seeing the new applicants last week, ar ne, praėjusią savaitę, tai yra tikriausiai darbuotoja, kuri atsakinga už naujų darbuotojų, tarkim, priėmimą, ir jinai naujus kandidatus su jais matėsi praėjusią savaitę, ar ne, jinai juos priiminėjo, ar ne, jie buvo susitarę atvykti ir she was seeing them.
Taigi, vienas iš variantų, kai mes kalbam apie susitikimą su kažkuo. Kitas variantas, to see somebody, tai yra eiti į pasimatymus draugauti, ar ne? Tai, pavyzdžiui, they had been seeing each other for 2 months. Tarsi jie draugavo, jie susitikinėjo 2 mėnesius, ar ne? Ir vėlgi čia šiuo atveju mes galim naudoti kantinės laiką. They had been seeing each other. Kitas variantas bus keletą dabar tokių pavyzdžių, tai yra žodis see su įvairiais prielinksniais. Mes įprastai, šnekamojo kalboje, paprastai šnekant, mes tokių gana sudėtingų konstrukcijų, tarkim, taip nenaudojame, nes visą tai dabar keli, kurie bus pavyzdžiai, mes galim pasakyti daug paprasčiau, ar ne? Ir mums nereikėtų ir tų prielinksnių, ir mes galim pasakyti kitaip. Tačiau nenustebkite išgirdę, tokie sakiniai yra visiškai taisyklingi. Taigi, pirmas dalykas, tai yra see about. See about. See about mes naudojame tada, kai mes kažką tai deriname, aiškinamės, tvarkom, rūpinamės kažkuo, ar ne? Pavyzdžiui, pažiūrėkime pavyzdį. We are seeing about a work permit for you. Ar ne? Na, tai tarkim, kažkoks žmogus kreipiasi į kažkokią agentūrą arba į kažkokius tai asmenis, kurie padeda jam gauti darbo leidimą. Ir po kurio laiko jisai skambina ir klausia, nu tai kaip jums ten einasi, ir jie sako, tai va mes kaip tik rūpinamės jūsų darbo leidimu. Tai we are seeing about a work permit for you. Ne? Tai kažkuo tai rūpintis, kažkuo tai aiškintis dėl kažkokio tai dalyko. Kitas variantas, see to. See to. See to ir po to kažkoks tai, tarkim, kažkokia problema, kažkoks tai dalykas, kuo reikia vėlgi susirūpinti, ką reikia sutvarkyti, suderinti, pataisyti galbūt. Pavyzdys. The plumber is seeing to the leak in our kitchen. The plumber is seeing to the leak in our kitchen. Tai reiškia, kad santechnikas žiūri, tvarko pratekėjimą nežinau, iš krano ar iš kažkokio vamzdžio mūsų virtuvėje, ar ne? Tai jisai tarsi rūpinasi tuo, tvarko tai, taiso tai, ar ne? Tai naudotumėm is seeing to the leak. Toliau, keletą variantų, keletą pavyzdžių, kaip mes naudojame see su somebody arba someone. Ir tada bus keletą žodžių out, home, off ir taip toliau. Ne, tai pirma tokia frazė junginys, tai yra see somebody out. See somebody out yra tarsi išlydėti, išvesti. The guard was seeing him through the doors. The guard was seeing him through the doors. Apsauginis tarsi išlydėjo jį per duris. Ne, tarsi pažiūrėjo, kad jis tikrai išeitų. Ne, išlydėjo pro duris. Labai panašus, see somebody home, palydėti kažką tai namo, ar ne? See somebody home. Is he seeing you home after the party? Ar jis tave palydės namo po vakarėlio? Ar ne? Mes klausime, is he seeing you home after the party? Vėlgi, tokiu atveju, kadangi tai nėra matyti, ar ne? Mes galime naudoti kantinės laike šitą variantą. Ir toliau see somebody to. Ir po to mes turėtumėm naudoti kažkokią tai vietą, į kur tas kažkas mus palydės arba nuves. Ar ne, pavyzdžiui, see somebody to the park, ar ne, nulydėti kažką į parką. See somebody to school, kažką tai nuvesti į mokyklą. See somebody to, aišku, vietoj somebody mes galim naudoti kažkokį tai vardą, asmenį ir taip toliau. See somebody to the shop. Ne? Tai, pavyzdžiui, pavyzdys mūsų, she is seeing me to the bus. Jinai mane lydi iki autobuso, ar ne? Aš dar nežinau, kaip ten, kur susigaudyti, kur ta autobusų stotelė ar stotis, ir she is seeing me to the bus. Jinai mane nulydi iki autobuso, įsodina į autobusą ir tada aš jau galiu kažkur tai važiuoti. Ir galiausiai paskutinis tai yra see somebody off. See somebody off, tai yra išlydėti, ir dažniausiai tai yra toksai ne tai, kad mes išlydime kažką tai pro duris, bet kai žmogus kažkur tai iškeliauja, išvažiuoja, išsikrausto ir panašiai, tai mes susirenkame visi vieną vietą, su tuo žmogum atsisveikinti, išlydėti, iškilmingai, atmojuoti, kuris ten iškeliauja ir taip toliau. Tai I will be seeing them off at the train station at 2 tomorrow. Taigi aš juos išlydėsiu traukinių stoty, geležinkelio stoty, 2 valandą rytoj, ar ne? Tai I will be seeing them off. Aš juos kaip tik išlydėsiu tuo metu. Taigi,
Sužinojome apie įvairius variantus, įvairias galimybės, kada žodis see gali būti naudojamas kantinės laikuose. Ačiū Jums labai uždėmesį. Jeigu video buvo naudingas, tikiuosi paspausite like mygtuką. Jeigu Jūs esate nauji šiame video, jeigu dar čia užklydote tik tai netyčia, tai labai kviečiu prenumeruoti kanalą ir nepraleisti naujų video, kuriuos stengiuosi išleisti kiekvieną šeštadienį. O primenu apie kursus. Jeigu norite registruotis į kursus, rašykite man, nes registracija jau bus ta oficialioji baigta, bet jeigu norite prisijungti prie kursų, tai tikrai yra ne vėlu, bet kada rašyti ir mes suderinsim, kada jūs tai galėsite padaryti. O jums linkiu gražios dienos ir gražaus vakaro ir see you in next videos. Bye bye everyone.